Ketvirtąjį sekmadienį po trejybės išgirstame mums visiems gerai žinomus Jėzaus žodžius. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje. Ir apaštalas Paulius mums kalba, tad liaukimės teisti vieni kitus. Mūsų viešpats Jėzus rodo į mus ir rodo į tėvą. Juk vaikai, geri vaikai, perima iš savo tėvų pačias geriausias savybės, gyvenimo įgūdžius. Būtent iš jų išmoksta mylėti, atleisti, išmoksta kantrybės, darbštumo ir viso kito. Ir Jėzus sako, jūs krikščionys, mokinkitės iš savojo tėvo, nes jūsų tėvas yra gailestingas ir myli jūs begalinę meilę. Ir suteikia jums gailestingumą, nuodėmę atleidimą, nors to jūs visiškai ir nenusipelnėte. Tuo pačiu mums atskleidžiama ir mūsų veidmainystė. Ji kaip dažnai, aptarinėdami kitų žmonių nuodėmes ir silpnybės, tokiu būdu žmonių arba netgi Dievo akyse mes bandome uždengti, sumažinti savo silpnumą ir savo dvasinį vargą. Mes ateiname Dievo akivaizdon būdami silpni krikščionės, žinodami, kad labai dažnai pamirštame Dievo gailestingumą ir labai dažnai mėgstame teisti kitus ir norėdami, kad Dievas kitus teistų. Bet viešpats žodžiu, kūnu ir krauju atgaivina mus per šventąją dvasią, kad mes keltumės ir šiame pasaulyje būtume dangiškojo tėvo vaikai. Būtume gailestingi, taip kaip mums ir visiems. Mūsų dangiškasis tėvas yra gailestingas Jėzuje Kristuje.